Aš kaip Remigijus Žemaitaitis tikrai pasisakau už tai, kad būtų privalomas ir kad tai būtų garantuojama valstybės. Dabar paprasto dalyko yra baudžiamoji atsakomybė, baudžiamojam kodekse yra vienas straipsnis. Tas asmo, kuris sukėlė kitam galimai pavojų ir dėl to galėjo mirti, atsako baudžiamoji atsakomybė. Tai tokiu atveju žmogus, kuris, narkime, nesutinka ir nepasiskiepia ir dėl jo kažkokių tai veiksmų gali kitą žmogų ištikti, nelaimė, mirtis ar panašiai, tai bus elementariai teisiamas už žmogžudystę. Tai reikėtų iš tikrųjų gerai pagalvoti. Čia su liberališkumu, ką kolegos mano sako, galim diskutuoti. Yra gal žmonių grupė, kurie negali, nes organizmas gali nepriimti, gali būti tam tikra grupė, bet nebežaiskim tokiais dalykais. Čia yra rimtas dalykas, esminis dalykas. Arba mes turim tada visi persirgti, kaip kažkas tai sako, bet aš pasikliaunu ne politikais, ne kažkokiais apžvalgininkais, aš pasikliaunu gydytojais, profesoriais, mokslininkais, kurie dirba ir jie supranta šito skiepo privalomumą. Kitaip tas skiepas būtų nekuriamas, jeigu nematytų jo reikšmingumo. Jis turi būti kompensuojamas valstybė? Vienareikšmiškai turi būti kompensuojamas, nes mes pakankamai daug išleidom pinigų visom kitom priemonėm, kurie tikrai nedavė efekto. Tai privalomas jis tegu ir būna, ar bus ten 20, ar bus 50 eurų, ar 100 eurų, tai yra valstybės